narkotikų prisivalgys, sakys, mažiau gerk ir nereikės to fantazuoti. Gerai, tai iš naujo dabar. Taip, sveiki, mėlyjeji, su jumis labai nuostabus svečias. Iš kokios tu planetos esi? Sakėm, mergaitės, kad iš Juodasis Orionas. Juodasis Orionas. Aha, gerai, pasakyk savo misiją, vat labai labai įdomu iš tikrųjų. Kaip su ta misija dabar tavo, kad tu, reiškia, sakei, kyli, virš žemės pramuši kupolą. Jo, būna kupolas, ten būna labai kartais skirtingas, jis tas kupolas būna toksai kietas uždėtas, kitą kartą toksai minkštesnis, ten priklausomai nuo turbūt kokio periodo, kas uždėjo, gal kokias technologijas panaudoja ir kokie tikslai. Tai ta kupola visada juoda skylė, kaip sakant, pamaitinu juodą skylę, ten pradinį elementą, iš kurio ten vėl viskas, ten turbūt vėl kažkas gaminasi, tai viską ten atiduodu, kaip sakant, kad pradinė energija, kad čia ir kupolas, po to chemtrailus čia surenku nuo žemės, toks kaip gaunasi, aš kartais tą pati matrica man, kaip aš kartais sakau, ten kaip tinklą jinai man duoda, aš su tuo tinklu, nu kaip pasakyti, kaip žvejys, viską nurenku, tos, sakau, renkam, tokia ateina mintis, kad aš net nesakau čia, sakykime, net išjaučiu tai tik tais, ten nuėmam tuos visokius palydovus nereikalingus, kurie čia visokie kosminiai laivai, dronai, visi chemtrailai, mes tokie kaip masę surenku per matricos tokį tinklą ir tada aš tą visą išmetu vėl į juodą skylę. Tai va toks prasideda toks mano valymosi, toks skrajojimo pradžia tokia nuo to. Reiškia, tada atsiveria dangus ir tada jau nuo saulelės nurenkam, kaip sakant, visus tinklus, ten tokie būna kartais tokie kaip skėčiai, kad saulė tokia nesimatytų, tokie kaip skėčiai, tai aš tada kaip skėti tą tokį kaip sulankstau, sulaužau, vėl sutrinu viską tarp delnų, nes aš ten galiu reikiamų momentų būti didesnis, mažesnis, nereikiamos situacijos, man aš galiu būti be galo didelis, gali tapti be galo toks, čia man kiek reikia, kaip pasakant, mano tas eterinis ten kūnas, ar ten kaip pavadinkim, jisai beribis, kiek man reikia, tiek aš galiu būti didumo. Turiu, aišku, visada pasitikrinu šarvus, aš ten visada toksai mano ten šarvai, tai kaip gyvatės tokia oda, aš kaip sakau, kartais pasižiūriu, kas čia kokie, manęs Andžela klausia, sako, kaip ten kokie, sakau, ten ne metaliniai, kažkokie, sakau, kaip oda, kažkokia tai įdomi tokia. Ten, tokia kaip antras aš toksai, va tokia. Tai va, ir visada turiu kardą, žinau, tokį krištolinis kardas, toks didelis krištolinis kardas, toks net nemoku, toks, tai va visada jį turiu, tai kartais jį reikia panaudoti, kartais man užtenka tik rankų. Jeigu jau susitinku su aštuonkoju, kuris man kelia pastoja, tada reikia kardą. Tada aš vien tik rankom negaliu jo kartais ten, bet būna kartais vien rankom įveikiu, jis ten toksai. O kaip tu papasakau, kaip su Saulė ir Žemelė? Jo, Saulė ir Žemelė, tai tas turbūt aš esu girdėjęs taip vėliau kažkada su kažkuo esu diskutavęs ir kažkas man yra sakęs, kad tai aš tada taip ir pagalvojau, kad turbūt taip ir yra, kad nes Saulelė ir Žemelė man aš kartais jas noriu kreiptis, tai negaliu žodžiais kreiptis, nesikreipiu, negaliu, tu paprasčiausiai neišeina žodžiais kreiptis, tai tokie gaunas kaip eilėjam, kaip deklamavimo būdu, kaip dainavimo būdu, tada sakau, ten Žemelė, motinėlė, tu gražuolė, tu ten tokia. Ir tada liejasi, tada mintis, tokia energija, visą ką tu nori padėkoti, tada viskas gerai. Tai vat Žemeliai, Sauleliai, tada jos ten, kaip sakant, abidvi. Ir tada jaučiu, kaip jos tarpusavio pradeda taip vibruoti. Kada pradeda tarpusavio jos vibruoti, taip per mane, taip tokia, net man tada taip gera. Tada aš jas palieku ir taip tada. Ir tada taip gaunasi, kad vėl plaukiu tolyn, tokia kaip gaunasi tokia kaip odisėja, kaip kelionė, kad net prasideda, kad į vieną tašką, o tada gaunasi, kad toliau iškart slystų. Ten tada atsiveria erdvės, tada pradedu žiūrėti, kas mūsų galaktikoje, kokie kosminiai laivai, tada pamatau kokį laivą, aš ten tada su būtinai kardo pagalba aš jį perpjaunu, tada, kaip sakant, iš jos, kad... Kaip tu atskiri, kad čia blogai? Nėra gerų, ta prasme, jie to net nėra. Kosminių laivų aš net nematau tų šviesių, nėra tų šviesių, nereikia jam kosminių laivų.
O ten Ai, tik tais šviesai nereikia kosminių O laivų. čia tik atvyksta ten tie, kurie, vat, aš nesutinku kitų tam tuo momentu, kai aš įveinu, nes gaunasi, kad aš sutinku tik tuos, kurie yra piratai, tie, kurie šviesius kristalus iš mūsų Žemės kažkokiu būdu ar nuperka, ar pagrobė ir transportuoja į kitas galaktikas ir visą kitą. Tai aš tokius va laivus piratinius pamatau, perskradžiu per pusę, tada iš jų pasibyra tokios daug kristaliukų šviečiančių, kurios kristalinės būtybės ir tada sakau, su meilė, šviesa, harmonija, skriskit kur norit, ar į pradinį tašką, ar grįžkit į žemę, bet kaip sakant, aš jūs išlaisvinu, kad jūs nebūtumėt, vat, sutinku va tokį dalyką. Tai po tokio darbo tada sekantis, kaip sakant, aš tada grįžtu vėl į žemę, tada visus egregorus valau, ten visus karališkus tos Anglijos egregorus raunu metu, visus globalistinius, visus NATO egregorus, visus Europos Sąjungos, tų visų egregorų bankinius, visus Amerikos, visus finansinius, globalinius, tada vat, per tos taškus keliauju ir vat, ten raunu žydų egregorus trinu, nes jie tokie, jie net nemoku pasakyti, jie tokie, jaučiasi tokie kaip, pikta dvasia, kaip sakant, žydiškose. Tai tie sijonų, tų Už jų stovi pikti tokios, ne piktos dvasios, pikti kėslai, jie tokie, tai aš jų tos egregorus iš vis kaip buldozerius stumiu, bet kažkodėl man taip visada, aš juos kaip stumiu, būtent į vandenį reikia stumiu. Nežinau, kodėl taip darau, nieks man nesakė, nieks nemokė, bet aš būtent stumiu į vandenį, tada, kai įstumiu tą egregorą į vandenį, tada tik iš vandens jį galiu paimti. Kitus egregorus aš galiu su ranka griebiu, suku, sukimo būdu toks kaip, kaip kažką nusukti. Nusuku ir išmetu į juodą skylę ir viskas. O žydiška, ne, ten žydų tos egregorus, bet aš nemanau, kad ten turi minti aplamai visus žydus, bet tuo, kurie žydai, kurie turbūt užsiima tą juodąją magiją, tą, kurią jie ten kūrė. Tai va tą visą kaip buldozerį būtent į vandenį, o iš vandens tada jinai puikiai įsima ir aš tada metu juodą. Kodėl taip aš net dabar tik tai susimašiau, kodėl aš taip darau. Aš taip net nekreipdavau dėmesio, darau tai ir darau, kad vat ateina. Tai va tokį valymas, po to būna karo egregoras ten kaip smala. Tai kai nemoku pasakyti, kaip košė, juoda košė. Tai aš kiekada nueinu, tai jinai būtent ant Europos, ant Azijos, va čia kur dabar vyksta ir konfliktai tarp kitko dabar, ir ten va į žydų žemę, kur nusikėlė. Tai va būtent toj visur ten ir matosi visa Europa tokia kaip masė, tokia kaip kilimas. Tai aš jį suvinioju kaip į kilimą, labai gerai jinai viniojasi, aš ją vinioju. Po to taip, kad nebūtų ilga tuta, man gaunasi, aš ją perlenkiu ir juodą skylę. Ir viskas tada, kad apsivalytų tada. Tai va tokių tokie ir po to netgi, nežinau, čia sakys, mažiau rūkyk, mažiau gerk, nors nerūkau. Tai po to susitinku su Putinu pakalbu, su Cinpiniu pakalbu, su, kaip sakant, ten pas juos egregorus išraunu, kažkodėl man rodo, kad pas Maskvoje labai dideli egregorai tokie yra kaip pinigai, galia žmonių, toks pasipūtimas, toksai, vat, būtent ne kažkokie kiti egregorai, kad kokių tankistų ar ten kokių lakūnų egregorų aš tokių nematau, bet būtent, vat, sakykime, tas, kad toksai tuos išmetu. Pavyzdžiui, pas Cinpinį, ir užtat Putinui sakau, tu nedaryk to, jisai man net keista, mes pasisveikinam, net kai paspaudžiam ranką ir taip, žinai, užtat aš negaliu sakyti, kad aš galiu būti prieš rusus ar prieš kažką, man nieko, aš prieš nieką nesu, jis niekam nenusiteikęs, jokių ten nei politiškai, nei apolitiškai. Užtat, o Cinpinis ten vėl pas jį egregorą matau, pas jį, pavyzdžiui, ten einu ten pas jį būtent per technologiją žmonių valdymą. Jisai siekia tą, vat, būtent, užtat aš irgi pas juos, bet jie tie prezidentai nesusiję su to žmonių. Jie, o kas vat aš nematau, kas už jos stovi, niekada nenagrinėjau ir nelindau tiek. Ten tavo misija kita yra. Aš atėjau, tą egregorą išsukau, kaip sakant, ir suprantu tik vieną dalyką, kad ten būtent tas egregoras, tada aš jį, bet jis visada atsiranda, ataugo kaip grybai iš polėtų. Aišku, o tai, pavyzdžiui, kadangi aš dirbu su žmonėm, aš esu sutikus, tris tokius, tikrai žmonės, kaip tu, kad tokį, globalų darbą darai. O tu, pavyzdžiui, susitinki, ten toj kvantiniai realybėje, aš nežinau, kaip tu vadini, ar ne, toj visatoj, ar tu susitinki, tokius panašius, kaip tu, Nei vieno nemačiau. Tarp kitko, pamelavau, tu savo bendradarbių nesusitinkau, tokie, kaip aš sakyčiau, kad tokį pat, skridau, sakau, ir tu skrendi, labas, ne.
Bet aš labai daug esu susitikęs ir daug esu matęs, bet kad pavyzdžiui esu matęs, kad mūsų labai daug, nu, išjaučiu, kad tai lietuvaitės. Jų labai daug, didelis ratas, jos taip sukasi dideliu ratu, jos ir nes turi labai didelę energiją. Aš nemačiau ten, kad būtų labai ten daug, ar ten į azijiečių, ar ten tam rate. Man visas jausmas, kad tai Lietuvos moteris. Moterys, kuo nečiurpai pradėjo. Būtent Lietuvos moteris ir jos visos kaip raganaitės susikabinasi. Ir sukasi. Sukasi ratu, gamina tą energiją, tą gerąją energiją, kuri ten, kaip sakant, kuri... Pagal vibracijas iš tikrųjų Lietuva dabar labai ten iki 60 Hz net pakyla, ar ne? Tai iš Ir tikrųjų aš, tai ir gaunasi, kai aš tą matau, tai mano pozicija va tame prie to rato, tai aš atsistoju už nugaros ir stoviu, kad nieks jų nedrumstų. Va toks stoviu, Tavo misija tokia. tokia, va aš matau save ten, va taip tai darantį. Ar tai mano misija, ar tai tas momentinė fotonuotrauka, aš nežinau. Kokia misija, graži moteris, laikus, dėkit, rašykit tikrai savo atsiliepimus, padėkas rašykit, mes perduosim tikrai Dariui už tokį darbą kosminiu, planetariniu mastu, tikrai, nu, daugiau, aš net, sužavėta. vat kiti, tai sako, ten kažką mato, nagrinėja, nežinau, kažkodėl nematau, gal dėl to, kad neturiu vedlio. Aš taip ateinu, tokio kaip kasdieninė, kaip vat kasdieninis darbas. Tu kasdien tą darai. Nu, aš kasdien? tai nedarau kasdien, dabar tai iš vis labai retai pradėjau daryti. Bet jeigu įvėjau, tai nieko kito ir neveikiu. Ta pati, vat kaip vėl įvėjau ir ten, net aš pats net negaliu kažko ir keisti, aš tik taip, mano tik kaip stebėtojas aš beveik gaunasi. O ten jisai daro, jisai pats kaip... Tavo kažkokia galia, kaip koks antrininkas. Jo, realybėj gyvena tavo tą energiją ir ten daro. Gal sakykime, ne Tavo antrininkas, kažkoks tas pats aš, tik tai eterinėme erdvėje. Eterinis kūnas. Taip, būtent jisai dirba, o aš kaip fiziniam kūne, aš esu tik stebėtojas, kaip jisai viską nuveikia tos darbus. Gal pasąmonybės viskas yra. Aišku, o tik kaip mes Taip. O kaip tu save įvardintum? Kokia tavo misija? Vat aš ir ieškau, kad sužinot, kokia ta mano iš tikrųjų misija. Ar tik tiek ir apsiriboja, ar čia gal ir daugiau. Nu, čia labai svarbu. Ar Aš čia manau, mažiau? kad po šitos laidos tai tikrai atsišauks daugiau, kurie dirba šitą darbą, nes tikrai mes vieni kitus pritraukiam smegenimis, ar ne, kaip magnetai, tai tikrai atsišaukit, prašom, rašykit, alio, dėmesio. Ir žmogui padėti sužinoti savo misiją. Tiesiog, kad misija tai misija, bet kad žmonės vienijas ir ta jėga gaminasi, aš suprantu, kad ir gali būti vyrų atskleidimas šito talento ar šitos misijos, kiti klausia, kokia mano misija. Ir surezonuoja, ar ne, galbūt dabar klausosi įrašo ir surezonuos kažkam tai, kad yra žmogus, kuris iš tokios pat planetos ir dirba tokį darbą ir norėtų gal išmokti, gal tu mokytojas būsi kažkam tai. O gal atsiras ir tas vedlys, kuris jau kažką dar toliau, dar kitas planetas, nu čia jau man kosmosas, man jau galva sukasi. Jo. Bet Darius, kai tik sako, kaip norėčiau, kad mane pavedžiotų, nes aš savęs tai nematau, ar man neprikabina, kai aš ten esu, ar saugiai aš ten keliauju, ne kaip tu ten sakėjai, Dariau. Nu, kažkas, sakykime, aš įsivaizduoju, kad gal ką ir pamatau, bet vis tiek būna, kad virš galvos, už nugaros, visada kažkas gali stovėti, kažkas gali pats ne visada nusižiūriu, kaip sakant. Jau tikrai, aš jau taip žaviuos, bet iš tikrųjų tai rytoj atvyks dar vienas, paprašė, kad aš būčiau mokytoja, aš kažkaip nedrįstu vyrams mokyti, bet paprašė tai tekstai. Manau, kad čia gal kažkas tai ir bendro, kad tokio gimtų, kad pažiūrėtumėm, ar jeigu yra poreikis pažiūrėti, ar ten kokių prikabinimų nėra. Ir dar labai įdomus dalykas, kad mes šiandien dirbam su viena moterim, kuriai kankorežinė liauka, kankorežis reiškia buvo sukeitęs ir regresinė hipnozė, jinai pajuto, kad jisai žalias, žodžiu, kad tai yra ne jos, pakeistas. Ir jo, tai įvyko vaikystėje, dažniausiai vaikystėje. Tai jinai irgi iki tol matė, reiškia daug dalykų ir paskui jai pakeitė, jinai išsigando ir pakeitė ir labai per tą išgąstį būna, nes vaikam, jie jautrus, to palaikymo reikia. Tai noriu pasakyti, kad būna labai stiprios galios, bet būna pakeista, kad nematytų, negirdėtų, nesiskleistų. Tai ir paskui mes ieškojom sielos plano, tai irgi buvo labai įdomus momentas, kad reiškia ta siela užrakinta buvo.
Ir va, klausimas buvo, kaip tą sielą atrakinti, tą brandolį išlaisvinti. Ar ne? Tai va, tai mes ten, žodžiu, irgi visokių atkabinom, nes ten daug spinų, spinelių uždėta, tai ėjom, paskui pameti, kur ten pradžia ir kur ten jau reiškia nuveda. Tai va, tai nuėjom iki to chronikė kašai, nu nežinau, čia rusiškai turbūt, o lietuviškai net nežinau, kaip vadinasi, tai žodžiu, mes jau nuėjom iki tos bibliotekos ir paskui gavom tą informaciją, tai va, ir atrakinom tą sielą. Tai va, tai ir tada jau viskas, ta misija, jeigu tu atsimeni tą sielos planą, va, iki susitinki su savo brandoliu, tada jau tu užtikrintas, tada jau labai didelė galia, jėga ir jau tą savo misiją matai. Bet Tai mus visada skaido, stengiasi kuo daugiau išskaidyti, kad nes ne vienoje vietoje nebūtumėm. Tai aš tai dažnai baigiu savo visas misijas išeidamas tuo, kad susigražinu iš visų laiko juostų, iš visų, kaip sakant, laikų ir išmatavimų, kad grįžtų visi mano kūnai ir draudžiu visiems juos imti, draudžiu naudoti, nes tai mano valia, pareiškiu, kad negali, bet ir tai tokias valias išreiškiu, bet aš manau, kad vis tiek laiko tarpais jie apeina, randa būdų, kažkur tai vis tiek kažkas ir ten vėl jie pradeda tave dalinti. Bet visada stengiuosi viską kuo daugiau susigražinti. Nemato, nu kaip ir aš tokia, vat, neturiu dar tokio matymo, bet aš pradėjau naudoti tiesiog paprastą žodį valia. Valia ir tiesiog viską, ką pareiškiu, prieš miegodama, eidama miegoti, vis laik pasakau, ką iš manęs pavogėt, gražinkit. Taip. Nu viską ir atsikėlus tą patį, ką naktį. Ir tiesiog paprastai žodžiais to nenoriu, anuliuoju. Taip. Į tą šaudo, leidžiu į kokią savo šviesos burbulą kažkur. Bet tai, jeigu mintis yra galinga ir mano valia, ir tiesiog nuo to atrodo vaikiškas žaidimas, bet aš pradėjau tikėti, kad tai ne vaikiškas žaidimas. Ne, čia ne vaikiškas. Taip. Ir savo dabar esamą jauniausią savo vaiką tikrai to mokau, kad tu esi kūrėjas ir tu dabar nuo šiandien visą savo valią reikšk. Labai svarbu laisva valia. Ir ypatingai labai svarbu savo pasakyti, aš leidžiu savo, nes būna vaikystėje uždėta matrica, kad kažkokia mokytoja neleido, kažkas, tėvai kažko neleido ir viskas, tu patiki, kad tu čia ne viską gali, ne visą galis. O iš tikrųjų tas nuolat savo sakyti, aš leidžiu savo, dabar aš atveriu, aš dabar darau ir drąsiai, ir pirmin. Jo. Tai noriu dar klausti Dariaus. Čia aš taip apšalus nuo tos informacijos, kad tiesiog net žodžių trūksta. O kiek metų tu tai darai? Kiek tie valymai, tas išėjimas? 2 metai. O kažkur, kada impulsas? Dar nepilni gal ne. O impulsas pirmas kada buvo? Pirmas, sakykime, impulsai buvo, kai mergaitės buvo regresiniai į vėją ir tada man atidarė turbūt visus laukus ir tada ir buvo tas, aš kaip sakau, labai kažkurio laidą girdėjau, dabar sunku pasakyti, gal ir jūsų lingitą girdėjau, o gal ir kažką tai, kad, reiškia, kai atidaro, tada tau parodo viską, ką tu gali, tada tau pasirodo, tada tu viską, o po to tik tais vėl pradeda kaip ir beveik užsidaro, tada tu sieki, žinai, kokio kelio siekti. Aktyvuota. Demo versija. Tai aš tą buvau tokia ilgesnį laiko tarpą, kur tikrai buvo vos ne kasdieną jau vienas, ten kiekvieną, kaip sakant, ankstų rytą ir visą, o dabar taip užsivėrė viskas, bet viską žinau, visą ką, bet kažkaip tai dabar kitais dabar ruošiu savo kūną, kad mano kūnas eiti link to pagerinimo kūno, turbūt reikia gal į dimensiją kitą. Gal kad pasikeltum. Kad su kūnu eitum į aukštesnę dimensiją. Jo, kad kūnas būtų kuo stipresnis, švaresnis, užtat dabar ta žaliavalgystė ir iš vis irgi tą matymą taip pat matau, kad gal kada nors ir aš bandysiu to pasiekti nevalgymo, nes tai man rezonuoja, kai stiprus dalykas yra nevalgyti iš vis, negerti, nevalgyti, o dabar valgau, atrodo, bet kad ir nevalgau, bet stengiuosi prisiminti visus kvapus. Labai įdomu yra, kai tu pažįsti pilnai tą kvapą ir pavalgęs, pilnai atsivalgęs, tau jau ir nebereikia. Kažkaip tai man taip rezonuoja, kad reikia atsivalgyti ir gerai įsisąmoninti tą kvapą. Ir tam tik ir yra tas valgymas, kad tai pajustum. Čia kaip moteris gamina maistą ir paskui pagaminus kažkaip ir valgyti nesinori. Tai irgi kvapais nebūna pasisotinus. Toksai vat. Aišku, labai įdomu. Tai žiūrėkit, klausytojai, kam rezonuoja, tikrai rašykit, nes mes būrėmės ir mes kada susibūrėm, tai tikrai esam didelė jėga, tai tikrai laukiam visų atsiliepimų.
Tai ką tada Dariau, noriu klausti, ką tu palinkėtum, vat, jeigu žmonėm rezonuoja arba jie jaučia vat, irgi poreikį, norą ar vyrai, kad vat, norėtų jie skristi kosmosą vat, savo meditacijose. Neišsigąsti. Neišsigąsti. Paprasčiausiai neišsigąsti ir nesuglumti, kad tu nekvailys. Tai tikrai yra, aš irgi iš pradžių galvoju, gal aš koksai kvailas ar man stogas gal važiuoja. Taip. Bet nei stogas nevažiuoja, nei kvailas. Čia paprasčiausiai sukurta yra tokia mitas, kad tokie tik kvailiai skraido. Man kartais atrodo tas, kuris durnių namuose yra gal dar protingesnis ir aukštesnės dimensijos, nei mes ten kaip sakant, toj sienos pusėj. Taip. Nes čia viskas yra, kažkuo labiau pradėjau domėtis mūsų istoriją, tuo labiau supratau, kad viskas yra antiek melas, kad nuo visko yra melas. Nuo mūsų istorijos, net nuo Žalgirio mūšio, kuris aš kažkada labai žavėjausi, dabar suprantu, kad tai yra demoninis dalykas ir nėra ko žavėtis. Nei tais kunigaikščiais, Vytautais, nei visais Jogailam ir visais tais, nes jie tai, kaip sakant, atvežė tai, ko dabar mes vadinam globalistai, tai jie buvo pradininkai mūsų, kaip sakant. Nes tas, kas buvo iki jų, buvo pas mus šventa. O dabar viskas sukurta, sumeluota, padaryta, pakeista. Ir šiai dienai mes visi matom, kaip istorija yra keičiama, kaip vieni žmonės kuo buvo, o kuo po to jie rašomi, piešiami, taip tai viskas, kaip vaikai mokomi. Tai aš jau kažkurioj tai knygoj skaičiau, kad anksčiau, pavyzdžiui, atėjus krikščionybei, mūsų vaikus mokydavo prie bažnyčių, kad, papasakokit vaikai, kaip ką veikia jūsų tėveliai ir mamytės. Vaikai atviri ir dabar tą patį klausimą uždavinėja darželis. Tada buvo jezuitai, kurie tai darė, jie sakydavo, mano tėvelis eina prie to ąžuolo, kaip sakant, energijos pasimes, mamytė eina prie to akmenėlio, prie upelio, ten turi savo. Tai tada kitą dieną ąžuolas nupjaunamas, akmenėlis suskaldomas. Dabar vyksta lygiai tas pats, aš kaip sakau, ar prieš 500 metų, ar šiai dienai, visi tikslai tie patys. Kaip sakant, ir ten, kai kartais pasižiūrit, nieks nesikeičia ir tikrai tas popiežius atvažiuoja į Lietuvą ne šiaip sau, į tokią mažą lietuvėlę ir dar ypač, jeigu pasidomėtumėt, kokiom progom jis atvažiuoja, kai dabar net buvo tokia rezonancija, kad atvyko popiežius čia prieš kelius metus, tą dieną, kai buvo lygiadienis rugsėjo 22-23, tą dieną į tą vietą, kur turėjo būti šventė, pasitikti tą, kaip sakė, energijos, būtent tą energetinę dieną. Vartai tokie. Vartai. Tai tą dieną atvažiavo popiežius, uždarė tos vartus ir tai neįvyko tas vartų atsidarimas. Tai įsivaizduokit, nėra taip viskas paprasta, tik atrodo, kad čia ta televizija ir visa kita, ir televizijos nežiūrėjimas yra labai didelis vaistas. Taip. Stenkitės nežiūrėti televizijos. Ne, tai televizijos aš irgi nežiūriu televizijos, nes vis tiek, jeigu dirbi su savim, programuoji save, geri vandenį, aš programuoju vandenį, geriu afirmacijas, tai žodžiu, dirbi ir tai kur paskui, kad ten kažkas tai kažkokią programą uždėtų, tai čia yra, savo žala daroma. Tai dabar dar noriu labai klausti, man labai knieti apie Saulę paklausti. Kodėl uždaroma nuo mūsų Saulė? Kodėl nenorima rodyti jos arba tas dangus uždaromas, kas čia vyksta? Man tai toksai jau paprastas jausmas, kad mum nebūtų suteikta pagalba iš išorės. Kad mes kuo daugiau būtumėm paveikti čia. Nes mes kaip dukovkiai po dangčiu tuo uždėtam čia ir mus garina, kaip sakant, jeigu visi taip vizualiai įsivaizduoti. Ta dangtį uždėjai ir čia mes garuojam ir iš išorės tai jau nebepadėsi, nes kažkokie gaubtai stabdo, neduoda ateiti iš šalies mum į pagalbą ir visa kito. Saulelė tai yra energija. Aš tai taip jaučiu, kad ta Saulė yra dengiama specialiai, kad kuo mes mažiau gautumėm tos šviesios energijos, kad mums jinai kuo mažiau įsigertų, palaistytų mus, kaip sakant, savo tais spindulėliais. O kaip čia sakoma, kad intensyvi Saulė, nudegsit, nebūkit Saulė, tai čia kas, melas? Sunku pasakyti, nesu antiek jos dar ištyrinėjęs, bet aš galiu pasakyti, kad aš anksčiau nuo Saulės, sakykim taip, kol buvau ne žaliavalgis, valgiau viską. Mane Saulė plimais degindavo. Šiemet galiu pasakyti, kad pirmą kartą, būdama žaliavalgis, deginus ant Saulės,
mažiau bejodamas, nes eksperimento tvarka, nudegiau lygiai. Pirmą kartą vos po kiek tų metų iš manęs Vandžela juokdavosi, sako, kaip tu čia degi, plėmai visas plemuotas, čia raudona, čia balta, nors aš galiu vien. Šiemet galiu pasakyti, kad jau buvo kitaip. Pavyzdžiui, dingo alergijos kai kurios. Vat, pavyzdžiui, būdavo vasara, sloga, ten visa kita, ten nuo to polių žydėjimų, visa kita. Nebėra tokio dalyko. Tokių būdavo obolin, pavyzdžiui, už kokių 15-20 metų nebuvau valgęs obolio. Nes obolys, kai kasdavau, išleisdavo sultis ir man nutirpdavo visas lūpas. Kaip alergija. Aš dabar obolių suvalgau į dieną minimum 5. Ir nieko nepajaučiu. Skanu, griaužiu, gali su visų graužtuku suvalgyti. Jau tokie visokie sveikatos, sakykim, taip požiūriu. Net dabar stebiuosi savim, numetęs 10 kg, svarmenis kiloju sunkesnius nei iki tol kilodavau. Tai toks fizinis potencialas, sakykime, aš jaučiu, kad netgi gal net nežinau, kurioje čia vietoj sustos. Dar pridurčiau, kad tas fizinis, ne tik fizinis, bet mūsų energija pakelia tą svarmenį. Taigi mes tėvalius, ne, ir jeigu tu užsimanai, kad tą svarmenį pakelti, tu ir duodi tom savo ląstelėm, tiem atomam ir pakeli tai, ką tu nori. Yra žmonių, kur pakelia tonom, taip nevalgydami, arba vieną kartą į savaitę valgydami ir pakelia daug daugiau, nei būdamas prieš 30 jaunystę metų. Jam, pavyzdžiui, dabar 70 metų dėduks, kuris valgo vieną kartą į savaitę. Jis pakelia, jis pats save tyria, ir žmonės nori jį tirti, kodėl jis daugiau pakelia. Dėl to sako, kad aš užduotį duodu savo ląstelėm, jos su manim, aš su jom sąveikauju. Jo, būtent. Su savim bendrauti reikia, mylėti save reikia. Aš dabar galvoju, tai reiškia... Prašau dar linkite, kad nes tu uždavės klausimą apie Saulę ir kodėl mes nudegam, dėl to, kad pas mus labai daug organizme metalų. Aš net kažkodėl aš tikrai neskaičiau, aš visą laiką galvoju, kad mityboje yra labai daug nereikalingų, nuodingų dalykų, o Saulė be abejo, jinai tikrai ultraviolet, aš taip įsivaizduoju, kad mus nudegina, nes mūsų tas alergijas iškelia. Oda nudegina, nes mūsų organizmas vaistais pripompuotas, chemikalais. Ir jis tiesiog reaguoja į Saulę. O jeigu tu sveiką kūną turi, ta Saulė negali tavęs deginti. Tai ir parodo, kad tu nesveikas. Jeigu tave kažką daro tavo kūnui, tai žinau, kad iš vidaus jūs nesveikas, jūs turite žiūrėti mitybą. Aš pati žinau, su Saulė labai turėjau įdomų kontaktą, kai aš išgirdau, kad galim žiūrėti Saulę, tik reikia pratintis, ne tai, kad ten iš karto. Ir buvo pavasaris ir aš atsimenu, galvoju, aš ryte tą tekančią Saulę žiūrėsiu. Ir aš žiūrėjau kiekvieną dieną ir aš įpratau, vis didinau tą laiką ir pasisveikindavau su Saulė ir džiaugdavausi. Ir mano to laiko pas mane regėjimas taip pasistatė visiškai. Saulė gydo akis. Jo, tai tikrai turiu patvirtinti, kad Saulė gydo akis, ten kažkaip jinai kažką išvalo. Prisipirkau akinių nuo Saulės ir nebenešioju. Nes supratau tą patį, kad Saulė gydo akis, teisingai, buvau pamiršęs. Tik tiek, kad ten nepult iš karto, kad nenusidegintų. Čia lygiai taip pat apie mitybą. Dabar tu sakai mano žodžius, kad nieko negali daryti greitais, staigiai per jėgą. Sistemingai, kad tave diskomfortų nebūtų, kad tik meilėje viskas būtų. Dabar dar noriu, man irgi tokį susivedė galai, kad tu čia paminėjai, kad tai kaip išeina, kyla žemės vibracijos, ar ne, ir mūsų tas kūnas turi prisitaikyti, nes jeigu mes su juo nedirbsim, jisai sudegs. Kaip? Aš manau, kad jis nieko jam čia nesudegs. Čia nei vienas nesudegsim. Paprasčiausiai, aš manau, kad mes paprasčiausiai vienas kitą nustosim pastebėti. Mes tie, kurie būsim vienos dimensijos, matysim savais, o kiti matys tie, kurie savus. Mes čia niekur labai neišsidalinsim. Paprasčiausiai tokie tapsim vieniem kitiem nepastebim. Čia taip įsivaizduokit, kad kaip ir viskas normalu, tik tiek, kad sąmoniai labai sunku suvokti tai dalyką. Sakykime, mes būsim vieni šalia, bet eis tie mūsų nematys, tai nereiškia, kad mes vizualiai būsim nematomi, mes būsim matomi, bet jie paprasčiausiai mūsų nematys. Ir būsim mes, kurie taip pat jų nematysim. Labai daug. Vaikščiosim šalia, viskas sąveikausim, bet būsim, nes
nu, taip gausis, kad neįdomus vieni kitiem, nes mes neturim ką jiem pasakyti, nes jie bus, jeigu su jais kontaktuoti, aš taip įsivaizduoju, ten bus kažkokios visiškai kitos energijos eis Taip. ir mums paprasčiausiai nevibruos tai daryti. Taip. O vibruos kitiem, o jiem būtent tai irgi, nes pas juos bus kitos demoninės sistemos viduj, kurios specialiai darys, kad ten net neeitum prie tų bendrauti, kad net neužkalbintum, bet jeigu užkalbinsi, kad tu būtum blogai nusiteikęs to net žmogaus. Taip. Net jeigu tu ir kalbinsi tą, tai sakysi, ten va kaip dabar mėgsta sakyti, vatnikai, dar kažkokie žodžiai, tai galvos, ar ten gal vadins dar kokį žodį, jiem, kad iššauktų blogas energijas, kad jis net negalėtų kreiptis į tą žmogų, jam būtų sarmata, gėda, ar ten dar nepatogu, ar paprasčiausiai dalinsis, va taip, gražiai dalinsis, taip, čia mes būsim šalia, jie bus šalia, bet nesąveikausim. Nu, jau tikrai šitą tai turiu patvirtinti, nes tikrai šiai dienai tai jeigu dar kažkokie buvo tokie diskomfortą keliantys žmonės, dabar jų visiškai Sveiki, mėlyjeji, su jumis liko Ligita ir tiktai Sielos dvynių džiaugsmas, kanalas. liko žmonės, Iš ties labai aplinkui, gera visiškai sugrįžti naujai vėl į atėjo, eterį kurie po vibruoja šitiek aukštom laiko. vibracijom, džiaugsme, Tačiau techninės sąmoningi, tai, kliūtis nu, čia tikrai ir įvairiausi žemėje, aš sakyčiau, įvykiai labai gera. tiesiog Atvažiuoja va žmonės ir stabdė atrodo, tu 100 veiklą metų pažįsti. ir stabdė tam, kad labai gera. išmokčiau matyti Tai labai naujus dėkoju ženklus, Jums, Andžela, naujas tau ir idėjas Dariau labai už pasidalinimą. ir iš naujo Labai dėkoju klausytojams, kad atsinaujinus grįžti į klausėtės. eterį. Ir ką, iki Taigi, kas bus susitikimo. naujo Iki. šiais metais ir kaip viskas vyks.